Vakar išėjom pasifotografuoti į gatvę ir sutikom tokius random bičius ir pradėjom su jais kalbėti ir pasirodo vienas iš jų dirba dviračių nuomos punkte. Ir jis sako, atvarykit pas mane rytoj, duosiu dviračius pavažinėti. Tai dabar varom ir žiūrėsim, ar gausim dviračius ar ne. Spėkit, iš 3 kartų ar gavom dviračius. Žiauriai keista tas, kad tipo, mes atėjom. Tiesiog mes nežinom nei bičio vardą, nei nieko. Pamatėm jį, sakom, sveikas, atsimeni, vakar kalbėjom. Tai sako, jo, atsimenu. Ir tiesiog davė dviračius, sako, have fun. Ir mums nereikėjo nei kažko mokėti, nei palikti užstato ar kažko, kas yra žiauriai keista. Gražu, ne? What is happening here? A lot of cars, some accident. Nobody knows. Ką tik pasivažinėjom, buvo super linksma. Dabar grąžinam dviračius. Man tai keista, kad bičas tiesiog nei manęs pažįsta, nei ką ir duoda tiesiog dviratį pasivažinėti. Jis dirba nuomos punkte. Tie dviračiai turbūt kainuoja porą $1000. Šiandien super gera diena buvo. Žinau, kad nelabai pavyko nupiešti, bet įsivaizduokite. Šiaurės Amerika. Tai va, tai aš norėjau tiesiog parodyti, kur gyvenu. Tai aš atskridau į San Franciską, kuris yra Kalifornijoje, kuri yra va čia. Ir tada po to važiavau traukiniu iki Sacramento ir nuo Sacramento atvažiavau iki čia. Ir aš dirbu ant ribos. Mano darbas yra Nevados pusėje, o aš gyvenu Kalifornijoje. Internetas namie per prastas, tai dabar aš noriu filmą pažiūrėti, tai važiuoju į Starbucksą užsikrauti filmą. Nežinau, aš nesveikas. Bet į Starbucksą tai aš neįsiu, kad mokėti nereikėtų. Haha. Kaip padaryti tokius kadrus, kad tu laikaisi tipo susikibęs su kažko už rankų. Oi, kaip faina, kaip faina. Spėkit, dėl ko aš taip apsirengęs. Dėl to, kad čia žiauriai šalta. Atrodo, Kalifornija turėtų būti plius, ten nežinau, belenkiek. Bet taip nėra. Dabar čia yra temperatūra yra +7, o rytoj žiūrėjau temperatūra bus +3. Atrodo, saulutė šviečia, turėtų karšta būti, bet čia yra taip šalta, kad man pirštai filmuojant nušąla. What? Rimtos pajėgos važiuoja ieškoti, kur gyventi. Ką reikia gerti? Reikia gerti Tito degtinę. Nufokusuok. Titos! Amerikas Titos degtinės. Mes ieškom gyventi kur pagal kvapą. Jeigu užuodžiam indiškus prieskonius arba pamatom, kad namas gan apgriuvęs, sulūžęs, tai tą matom, kad mums. Jeigu pamatom baseiną, tai ne mums.